Mano vardas Rasa Bubulytė, man yra 29 metai, aš gyvenu Vilniuje ir aš esu muzikantė. Stojau į universitetą ir ten prasidėjo, gal galim sakyti, mano tokia labiau profesionali muzikinė veikla. Žinoma, kad aš įgijau labai geros patirties, kai aš išvažiavau studijuoti į Liverpoolį, į Paulo Makartnio menų mokyklą. Ten tais metais, kai aš įstojau, mokėsi apie 40 skirtingų šalių studentų. Tiesiog tu tokios patirties nelabai galėtum gauti mokantis Lietuvoje. Pamatyti kitos šalies kultūrą, susipažinti su kitais žmonėm ir sužinoti, kaip jie gyvena. Ta patirtis man labai yra svarbi ir labai yra svarbu sutikti žmonės, nes su jais iki šiol dirbu. Per tą gauni labai daug įspūdžių ir pamatai gal išmoksti apie kitus žmonės labai daug, bet taip pat išmoksti labai daug apie save. Labai daug sužinai. Ir taip pat galima iš šalies save pamatyti labai gerai. Ir kažką sužinai, kad kodėl aš niekada nesugalvojau va taip daryti, o gal reikėjo va taip daryti. Tas labai naudinga. Tai mano patarimas būtų tikrai važiuokit, jei nemokytis, tai važiuokit dirbti į užsienį, važiuokit keliauti, nes tokių dalykų, ką pamatysit kitose šalyse, nesutiksit savojoje. Ir tą patirtį jūs kitaip įvertinsit ir kitaip į save pasižiūrėsit. Ir aš manau, kad jaunas žmogus tai ne tai, kad turėtų važiuoti, jam privaloma išvažiuoti ir jam privaloma pamatyti daugiau negu ką jis matė savoje šalyje. Ir tada reikia grįžti, o sugrįžus daryti savo šalį gražesnę.